Nu, mielas Jūriski, kaip atšventėt vasario 16-ąją? Nežinau, mielas Mauzeri, ar ten iš vis buvo ką švęst. Nu, bet tai Lietuvos valstybės atkūrimo diena? Nežinau, ar viskas atkurta taip, kaip turėjo būti atkurta. Iš 20 pasirašiusi 5 masonai. Aš labai atsiprašau, kas nors paklausė, o ko norėjo mergaitė? Atsiprašau, ar bei paklausė, ko norėjo paprastas Lietuvos žmogus? Žinot, paprastas žmogus, kaip jūs sakėt, pritarė Lietuvos valstybingumo atkūrimui. Žmonės galėjo būti suklaidinti, 5 masonai, tai čia yra 1/4 visų signatarų. Tai čia ne juokas jums, ponas. Dar 2 lenkai, Riomeris vokietys, Basanovičius bulgaras, ar čia yra tai, ko norėjo Lietuvos žmonės? Žinokit, nebijokit, tarp visų signatarų buvo 4 kunigai, o jie tai tikrai žino, ko nori paprasti žmonės, nes jie išpažinčių klausė. Nežinau. Ar žmonės gali sakyti, kokios į valstybės nori per išpažinties išpažintavimą? Prisimti tokią nuodėmę nieks nenorėtų. Vat už tai ir prapuolė originalas. Nu. Suprato Basanovičius, kad ne tie žmonės Lietuvą atkūrinėjo, lenkai, kunigai, vokiečiai, masonai ir įmetė tą aktą į ugnį. O tai kas jūsų galva turėjo atkurti valstybę? Valstiečiai ir darbininkai, tie, kas sudarė daugumą agrariniai mažoj valstybei, tie ir turėjo atkūrinėti. Kur nors pas ūkininką Suvalkijoje dideliai triuboj, be masonų, be lenkų ir kunigo užtektų tik tais vieno akto palaiminimui. Įtarimų kelia, kad net 20 signatarų buvo raštingi, o Lietuva buvo neraštingas kraštas. Kas klausimas jums, ponas Pelė, atstovavo tos neraštinguosius? Nu jo, kalbat kaip Paksijus, kuris nori gražinti Lietuvą paprastam žmogui. Ir gražinsim? Jo, gražinsim! Kiek gali iš signatarų namų balkono kalbėti profesorius Landsbergis! Ramiau. Tai ką reiškia ramiau? Leiskim pakalbėti paprastam žmogui. Tegul kalba paprastos agrarinės šalies žmogeliukas. Pilietis paprastos agrarinės šalies. Kuti.